Istorija, kurią norime papasakoti, prasidėjo dar praėjusiame amžiuje. Jaunesni mūsų laidos žiūrovai turbūt pagalvos, kad pasakosime apie labai senus laikus. Patikėkite, laikas bėga nerealiai greitai. Ir mūsų reportažo herojų šeima šiame name gyvena 20 metų. Tiesa, patį 300 kvadratinių metrų ploto namą buvęs šeimininkas pradėjo statyti dar seniau. Tačiau dabar ir pamatai apšiltinti, ir stogas apšiltintas, ir senoji šiferio danga pakeista, langai nauji, sandaresni, sienos irgi šiltesnės. O kaip apšildyti daugiau nei 1/3 gyvenimui reikalingų kvadratinių metrų, buvęs šeimininkas atsakymo į klausimą, kokia bus šildymo sistema, dar nebuvo sugalvojęs. Todėl viską reikėjo pradėti nuo nulio. Jokio nebuvo, aš kai jau pasistačiau tą namą, tada, aišku, kartu ir atvedėm elektrą, vandentiekį, kanalizaciją ir pastatėm anglinį pečių, bet tokį truputį per mažą pastačiau tą pečių. Po metų ar 2, dabar neatsimenu gerai, nutarėm pakeisti didesnį, o matot, kuris dabar stovi kalvis ir į kurio malkomis. Tai kol sveikata pilnai leido, tol nesirūpinau kitokių, bet prieš keletą metų nutariau, kad čia ir išvažiuoti kartais tenka, ir į ligoninę atsigult kartais tenka, tai kad būtų visada šildomas namas, nutarėm pasistatyti dujinį pečių. Ir džiaugiamės. Štai ir grįžome į šiuos laikus. Šeimininkas džiaugiasi pasirinkęs išmaniją šildymo dujų balionai sistemą. Ieškojom tą elektrinę, aišku, buvo, aišku, gal būtų buvę gamtiniam dujam pigiau, bet čia trasa neina, už 10 km praeina, bet jos mum į naumestį niekas neatves. Tai buvo elektra, oras, vanduo, ten visokios sistemos išbandytos, bet priėjom išvadas, kad tuo momentu man taip atrodė bent, kad dujom yra pigiau. Ir dėl to pasirinkom dujinį šildymą. Pašnekovas pripažįsta, kad dairytis į malkų kūrenimo epochą jau nebesinori. Nors namus jau ne vienerius metus šildo dujų balionais, senoje kieto kuro katilo neišmetė. Maža ką, o darims ir prisireiks. Tokia praktika gana plačiai taikoma. Žmonės, kurie gyvena senesnės statybos ir renovuotose pastatuose, jau turi šildymo katilą, kūrenama malkomis, granulėmis ar briketais. Bet ateina laikas, kai reikia pokyčių. Klientai atviri. Pagrindinėmis pokyčiame priežastimis įvardina nepatogumą, nuolatinius temperatūros svyravimus ir ženkliai išbrangusias malkas, tad ieško alternatyvų. Išmanioji šildymo dujų balionų sistema sukurta taip, kad lengvai būtų sumontuojama ir sujungiama su namuose jau esančia šildymo santechnikos įranga. Montavimas ir paleidimas nereikalauja didelių investicijų, nes dažniausiai tinka tie patys radiatoriai ir šildomų grindų sistemos. O jei turite dar ir kieto kuro likutį, sunaudosite, nes jums lieka senoji šildymo sistema, kurią galėsite pilnai naudotis. O kai norisi patogumo, švaros ir pastovios temperatūros, jungiate automatizuotą naująją sistemą. Kaip žmogus nutarė, ar jam bus ne tai brangu, kaip su malkomis, kad kurt, bet įvertinti reikia patogumus, tai galbūt verta pereiti ant dujinio ir tas paprastumas, tas užtikrintumas, jis dujiniam patogiau. Bet dabar malkos liko toli praeityje, o komfortą namuose užtikrina šildomos grindys bei radiatoriai. Sandarus ir tvarkingas tikrai didelis namas šeimininkams suteikia galimybę brandžiame amžiuje ne tik pasilengvinti kasdienybę, bet ir šilumą neišleisti didelių sumų.